Labadiena. Savaitės pradžia akcijų rinkose tikrai nedžiugino. Daugelio kompanijų akcijų kursai traukė žemyn. Azijos bei Europos indeksai fiksavo neigiamus pokyčius, mat globali recesija užgniaužė pelnų augimą bei mažina žaliavų paklausą. Gilėjantis ekonomikos sąstingis eurozonoje turės nulemti Europos centrinio banko sprendimą dėl palūkanų normų, kuris jau bus skelbiamas šį ketvirtadienį. Pabaltijo akcijų kursai taipogi suko žemyn. Baigėsi keletą dienų buvęs kilimas. Tai rodo, kad visgi rinka lieka labai trapi ir ilgalaikio kilimo tikėtis sunkoka. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas pradžioje kiek kilęs galiausiai kristelėjo 0,05%. Šiandien didžiausias dėmesys koncentravosi ties bankiniu sektoriumi. Daugiau kaip 1 milijono litų apyvartą pasiekė prekyba ūkio banko akcijomis, kurių kaina kilo virš 7%. Daugiau kaip 13% į viršų pašoko Banko Snoras akcijų kursas. Panašu, kad investuotojai atsigrėžė į bankinį sektorių, kuris pastaruoju metu neigiamų veiklos ženklų lyg ir nedemonstravo, o tai pakankamai svarbu investuotojams. Ateinančiomis dienomis būtų galima tikėtis pelnų fiksavimo šiose pozicijose, kas lems kainos kritimą. Biržos arkliuko TEO LT kursas tik neženkliai vos 1 centu koregavosi žemyn. Na, o bendra biržos apyvarta šiandieną buvo daugiau kaip 3 800 000 litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas krito net 3,41%. Ir taip likvidumu nepasižyminti birža šiandien pasiekė vos 5 000 Latvijos lato apyvartą. Daugiau kaip 2% krito All Infan bei SAF Technika akcijų kursai. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas išlaikė 35% kilimą. Šiandien ir toliau buvo tęsiamas tiesioginių sandorių ralis, kuris apyvartos prasme buvo kiek menkesnis – 60% bendros apyvartos, kuris siekia virš 1 milijono eurų. Aktyvumą išlaikė Esti Telekom pozicija, kurios kursas kilo virš 3%. Mažmeninės prekybos drabužiais lyderės Baltika kaina buvo spaudžiama žemyn iki 1 euro lygmens. Na, o kilusių ir kritusių pozicijų santykis šiandieną buvo 3:11. Šiandieną naujienų tiek, kylančių jums rinkų.